kanalas, mano kanalas. Tai jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustymas skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikus komentaruose, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar įžeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Manęs jau seniai nestebino balkonėlių, sklepukų ir kitokių tarpuvarčių egzperdai, kurie geriau žino, kam reikalingos kopėčios, kam jos nereikalingos, ką su jomis veikti ir ką jos reiškia. Ir kurie per atstumą sugeba nustatyti, deda kas nors į kelnes ar nededa, net nepasiūlydami tualetinio popieriaus. Ir ta agentūra atėjo pas tave ir tu matei, tu koks peršikęs buvai, toks didžiulis dėdas su kirviu visada filmuojasi. Aš girdėjau, kad yra neadekvatus kažkoks žmogus su kirviu filmuojasi. Atrodo, durnai neįmanoma žiūrėti tų video su tų kirviu. O tenais jau laiškelį gavo, peršiko ir jau kirvio pamiršo pasiimti kirvių. Filmuoja laiškelį, peršikęs, sena tarybinė iškaba. Ten visiškas teatras, ten feikas. Suprantat, tie žmonės mėgsta tokią feiką teatrą. Nėra kopėčių. Aš kaip bijau, čia šakės ten, paskui čia gal dėl žemių ir prasideda ten toks kodeksas, KGB labai mėgsta kodeksas. Ir visi tie spėliojimai, prielaidos daromi iš kavos tirščio ir iš virtualių pampersų, į kuriuos ten kažkas prikrovė ir nuotoliniu būdu, kai buvo nustatyta. Primena man tokius dalykus, kai kaip taip daro paprastai ekranų aukos, o tų dėžučių aukos susidariusios įspūdį grinai iš virtualių dalykų, matydami mane per ekraną, nuomonė tokia susidarė. Ir gyvai manęs nepažinodami. Kad aš ten baisus ir su to kirviu ten baisiai atrodo, nors, sakykime, ten yra mano telefonas, bet jų negazdina tokie dalykai, kurie yra žymiai baisesni už tos kirvius. Ir skaitosi didesnis ginklas, su kuriuo gali didesnę žalą ką nors padaryti šiais laikais, negu su tuo kirvuku, kuris tik tai pavojingas pasikėmumo zonai, kiek tu sugebi jį damesti. Tai va, ir kai tokie spėliotojai, dėkui iš tos perspėjimus, kad rūpinės manim, čia tai moteriai su akiniais, kaip jas ten pavardė išsiraidėsiu, užmiršau. Dėkui. Bet niekas negali būti tikras ir niekas nežino, kada ant šios vieto kiekvienam ateis jų avataro pabaiga. Sakykime, aš dabar kalbu su jumis iš šito ekrano ir galimai, tikrai galimybė yra, kad nors iš tos pusės, ten iš miško, per optiką mane stebi ir po 5 sekundžių galbūt aš čia prigulsiu veidu į žemę, kaip sakant. Niekas negali būti tikras. Taip, kad rūpintis dėl avataro, kad padėsi pavėsi, jeigu lemta, tai lemta, tai ką dabar padarysi? Tai dabar rūpintis ir bijot nuogąstauti visą gyvenimą. Tai iš ko tas gyvenimas susideda? Tam avatarė. Tokia įdomi teorija peršasi, kad sakau, mes čia patalpinti į tuos avatarus, kad rinktumėm tą, sakant, patirtį tokią. Galbūt fizikos kokiais dėsniais. Pailiustruosiu. Reiškia, mes patalpinti į prietaisą, į avatarą, į kūnus, kaip vadinat, ir mūsų čia kalibruoja tose sąlygose. Ir kai mes būsim kalibruoti, mūsų paims iš čia programą, kaip norit vadinkit, sielą dušę, ir iškels į kitą erdvę, kur mes jau atliksim tikrąją savo funkciją. O čia dabar mes esam kalibruojami. Tai to kalibruojami mes esam per emocijas, per reakcijas. Kai kas gali vadinti gavachų ir siurbia iš mūsų tą gavachą, jeigu tos mūsų emocijos kokios nors ten neigiamas, su baime surištos, su kokiais nuogąstavimais, patrebėjimų, ten pastoviai kūščiojimai ir visa kita, tie tryščiojimai į pampersus. O kai kas, sakykime, kaupia patirtį per kokią nors, garsiai. Bet kai kas kaupia patirtį čia per kokią nors ten atjautą, užuojautą kažkam kitam, per žmogiškumą, per sugebėjimą suprasti kitą, pagelbėti jam, jeigu tos pagalbos tikrai reikia ir jeigu tu sugebi tą pagalbą suteikti, nesvarbu kokiais būdais. Tai mus ir kalibruoja čia, nuleidė į tos kūnus, į tos avatarus. Ir kai kalibracija baigėsi, tai tas laborantas ten, tas, kuris čia toj laboratorijai vyriausias yra. Ar paprastas laborantas, reiškia, apie rezultatus praneša vyriausiam ten laborantui, o tas jau ten direktoriai atsiskaito vyriausiam.
Aiškia, kad prietaisas pilnai sukalibruotas ir mes jau jį galim iš čia, iš tos laboratorijos paimti ir siūsti jau į praktinius bandymus. Ten kažkur, kaip sakau, paralelę erdvę kažkokią, kažkur kitur. Kiti tai vadina ten po mirtinių gyvenimo ar sekančią reinkarnaciją ar dar kažkur. Tarp kitko, ta sekanti reinkarnacija, jeigu vėl čia papuolė, tai greičiausiai kalibruotė nepavyko ir pakeitus kitas detalės išėmus iš čia, pakeitus vėl įmetama į tą laboratoriją bandymą. O čia ir yra ta sekanti reinkarnacija. Ir jūs vėl kalibruojame. Ir jeigu, sakykime, avatarui Hana, nu, kaip mum atrodo mūsų akimo čia, buvo pyst ir nebėra, priguliau čia, sakau, per optiką kažkas nuėmė mane. Nu, tai reiškia, ten jau nuspręsta yra, kad aš jau savo tą kalibravimo procesą baigiau, tinkamai esu atkalibruotas ir tinku ten, kur yra mano paskirtis. Nu, aš apie ją, sakykime, tik tai nutuokiu, aš negaliu tiksliai pasakyti, kam aš čia skirtis kažkas. Nu, jaučiu ką. Ir daugiau čia kalibruoti manęs nėra reikalo, tai yra laiko, kuris egzistuoja tik tai va šio bandymų laboratorijai, švaistimas, sakykime. Tai va, tie visi atkalibruoti jie ir išeina iš čia tada, kada jiems reikia. Ir dabar baimintis dėl to nuogąstaut, kažkaip čia kažkokius planus, kad kažkur nuo kažko pasislėpti, nuo kažkokios tai grėsmės, kad mano avatarai prisuks degonį ar nupis nuo vaizdo, nu tai aš nemanau, kad tai yra mano čia va to, taip vadinamo gyvenimo šiame avatare, va toj matricai tikslas. Nu, tai va čia gal toks šioks toks išplėstinis atsakymas, kai pažiūriu į tai, kad čia kažkas kokias atremtas kopėčias pastatys, čia atvažiuos 100 koks, dėl manęs 100 atvažiuos, ne? Nu ir pakarščia, sakykime. Nu. Ar žolė mus sprangdins, ar skrandžio turinį, ar po kokiu keturračiu pakiš, kokiam nors pakelės griovį pagirdis ten, ar pro viešbučio langą aš iškrisiu, pro neatsidarantį viešbučio langą tiesiai ant pastolių kokių, ar ten galvą nupjausiu, nu, kramę, ar iš jachtos iškrisiu, ar priepuolis koks mane nukursni. Koks skirtumas, sakau, ten aniems tiems laborantams visiems, kurie mus čia bando. Geriau matyti, sakau, ir vat, ką čia daugiau ir be pridurti. Nu, kaip paprastai, jeigu nesupratot iš mano tų sapalionių čia nieko, tai nesupratot. Dvi priežastys, arba aš nesugebėjau pertikti, arba jūs nesugebat suprasti, kad ir kaip jums pertikčiau. Spėliot, kaip sakau, iš tų kavos tirščių, ar iš pampersų tų virtualių pritvėstų, koks aš esu iš tikrųjų, nu, tai infantilu. Visi, kam reikia, kas gyvai su manim buvo susitikę, galėtų tai paliudyti, kad ekranas yra ekranas, o to vadinama realybė yra realybė. Jinai skiriasi daug nuo to virtualumo, kurį jūs per ekranus stebite. Nors daug kas sako, taip dabar teigiama, kad mes irgi čia virtualūs, o tai realybė. Nu, nu ir dar vienu aspektuku bumtelsiu apie NLP. Tai vat iš tos egziperdės su kinukais konteksto viso to vaizdiniuko galima susidaryti nuomonę, kad ten daug apie kažką protingai pakalbėta, bet pagrindinė frazė buvo, nu, mintis tokia siūloma, baltų siuliukų per tą juodą medžiagą, tai kažkokie agentai, slapti agentai ir visa kita. Ir tai yra NLP elementas ir tarp tų frazių, su tarp žodžiukų praslydo jai, kad ir aš lyg tai kažkoks ten kažkur agentas ar buvęs, ar kažkaip taip, kam įdomu, pasiklausykit ten. Tu irgi dainiau kažkoks buvęs irgi likmentas ar saugumėtis, kažkas tokio. Nu, tai vat ir būtent tas žodžiukas agentas, kaip prieš tai buvo minima apie tą Mindaugą, kad jis ten spec agentas kažkoks nudegęs. Būtent tas žodžiukas agentas bandytas prisiūt prie manęs ir užsifiksuoja budulėms, kurie tiki tomis pasakomis iš экрана. Мало того, что да хрен бы с ней она была бы безвредная для окружающих, ё. Вот снимала бы, блин, как все остальные, там, трусы на публику, лифчик, блин, сверкала бы вот этим. Но, как я подозреваю, там, блин, ни рожи, ни кожи, ни сисек, ни писек, блин, ничего там нет. Ни ума, ни чувства юмора, блин. Поэтому она сидит и несет какую-то хрень. Ir vat tuo žodelyčiu, to neurolingvistinio programavimo elementėliu ir bandoma dabar ir man priklijuoti tokią etiketę. Ne to, kad pavojingas kažkoks sistemai neįtinkantis viską. Agentas, ne? Nu, tai dabar visą kontorą atsidarys naują ir aiškinsis, koks ir kieno čia agentas. Buvęs ar vis tebeesantis. Nu, sėkmės jums tyrimuose. Pinkertonai. Bet jei prasidėjai šitam žaidime, tai, nu, gal ten kaime netraukia internetas, bet pasigūglink, kas yra kopėčios. Jeigu dar jos buvo atremtos į sieną, viskas. Atėjo žmogus, pamatė trikampį. O, mano dangus nukrito.
Reikia pataisyti, aš po to dangaus negaliu filmuoti. Pataisim dangų. Opa. Pataisim dangų. Va. Pasitaisim dangų. Ne, manęs niekas neprašė taip pašnekėti, aš taip pat galvoju, kaip žmonės, čia grinai, kaip žmonės lenda, pavyzdžiui, į okultiką ir nežino, ką ten ras. Ir aišku, ta visa katalikų bažnyčia ir vėl man atstovas krenta. Galėtų perspėti, kad žmonės nelyskite į okultiką. Reikės perfilmuoti turbūt. Na, o tų kopėčių, kurios man nereikalingos kažkieno manimo, nebuvimas ir dingimas iš šito objekto man stipriai stabdo mano planus, tai yra atima laiką, per kurį aš planavau uždengti stogą, susidėti čia langus, tas duris, išsibetonuoti čia tas grindis ir paruošti maždaug po 2-3 savaičių tą taip vadinamą kasmetinę stovyklėlę, kurią aš jau 2 metus iš eilės rengiau, kad žmonės turėtų kur pasislėpti nuo lietaus, nuo vėjo. Bet dabar yra taip, kaip yra, nėra kopėčių, negaliu to stogą uždengti. Nu ir bus kaip bus. Nors, sakau, noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie suprato, kurie neskatinami, paremė, kad ta stovyklėlė šįmet būtų. Ir aš apie ją jau susimastęs ir, sakau, buvau planavęs, bet šiek tiek reikės matyti pakoreguoti konkretusnius planus, apie kuriuos ateityje ir pranešiu.